Ribos yra kaip pasienis. Pirma, reikia nusibrėžt pasienį, vat, nes kitaip ateis nelegalūs migrantai, daktarai ir šitie inžinieriai ir, kaip sakoma, apsigyvens mūsų sąskaita į Lietuvą. Ir pirmas dalykas, ką turi padaryti, tai suprasti ir deklaruoti, nubraižti liniją. Problema yra tame, kad jeigu net ir nubrėši liniją pasienyje, nelegalūs migrantai eis. Tada turi pranešti nelegaliam migrantam, kad čia yra siena ir ten eiti nevalia. Komunikacinis aspektas, kur mes pranešam, kokios mūsų yra sąlygos. Ir žinot, kas be ko, nelegalūs migrantai eis. Ir vienintelis dalykas, kas sustabdys nelegalų migrantą, jis perėjo per sieną ir atsisėdo 10 metų į nuostabų lietuvišką kalėjimą, kuris ne Švedijoje. Ačiū Dievui, jau dabar geresnės sąlygos tikiuosi. Bet tai vis tiek nebus labai jau nuostabus gyvenimas laisvėje. Ir arba kas nors tokio pagalių per šikną, kaip sakoma, išplaka, viduramžiais išplakdavo. Ir realiai, kol neatsiranda pasiekmių žmogui už ribų nepaisimą, prieš tai deklaruotų ribų, prieš tai suvoktų ribų, tol niekas nevyksta. Todėl ribų formavime turi būti, aišku, kažką žmogus pažeidė ir ten užtvoji pasiekmiai, nušaunė į vietoj. Aš suprantu, kad gali būti neadekvati reakcija. Aš ne apie tai. Jeigu į mano komunikaciją svarbiais dalykais, kurie man yra labai svarbus, žmogus elgesiu deklaruoja, kad to nebus, turi įvykti pasiekmes. Ir dažnai aukos piktinasi, knisa protą savo alkoholikam arba alkoholikiam arba, ten bjauraus charakterio partneriam, piktinasi, skundžiasi ir taip toliau. Vietoj to, kad rimtųsi pasiekmes paprasčiausiai. Ir kas įdomiausia, ten, prisibijo tų pykstančių. Tie alkoholikai arba bjaurūs žmonės. Bet realiai ir sėdi pora. Ir ten niekas nesikeičia. Ir kai mes dirbame su gelbėtojom arba moteris, kuris sėdi, santykėje, kur netenkina dinamika, jinai mokosi baigti draskytis, nes kyla emocionalumas dėl ribos nenustatymo, dėl nesprendimo ir gaunasi, kai moteris pradeda nustatyti ribas. Nes mes ten dirbame čia neseniai su viena moterim. Ir pradėjo visa sistema judėti. Nes tik tai pradėjo ją atsipalaiduot, vyras, kuris tvirtino, kad yra nealkoholikas, 2 dienas užgėrė, ją pažemino. Ir jinai išmokus iš manęs, išskraidino jį iš savo gyvenimo. Nes tik tai tada vyras pradės daryti išvadas. Ir tai. Ten yra sudėtinga istorija, kas be ko moteris auga savo daly. O vyras ten būtų neaugęs, nes jisai, paprasčiausiai, aš ten su juo vieną kartą pakalbėjau, jis pasakė, su manim viskas tvarkoja, kadangi užgėrė ir šlykščiai kalbėjo, nepaisant to, kad galbūt moteris buvo verta. Bet aš ten matau ir vyro atsakomybės lygiai taip pat. Ir moteris nustatė ribas ir dabar tenais bus taip. Vyras išskrido ir arba toliau degraduos su kita, arba atbėgs ir sakys, Šarūnai padėk, aš noriu tada augti. Aš jau priverstas esu augti. Ir tvarkytis iš savo pusės. Tai va toks pavyzdys su pasieniu ir iš praktikos, kas vyksta su žmonėm, kurie sėdi gelbėtojo tipo pozicijoje, bet iš tikrųjų ten auka ir nori agresuoti ir draskytis. Ten daugybė scenarijų, kodėl mes taip darom. Gaunasi taip gaunasi.